greitesnį, ar taip? Taigi, ką tu manai apie Utmą? Ką aš manau apie Utmą? Gera organizacija, bet daug laižo, daug nesąmonių vyksta. Manau, kad antras Jungle Kingas, daug cirkinių dalykų vyksta, kur daug žmonių nemato, kas ten vyksta, kas ten darosi realiai. Tai mes dabar atidarysim, parodysim, pašnekėsim apie tiesą, ką aš manau. Bet visi gali manyti, svarbu sakyti. Su kuom norėtum susikauti Utmai? Su kuo norėčiau susikauti Utmą? Tai Dirštys, obviously, is one, Big Dog, jų karalius, mano vaikas, Poliukevičius, tas Mike Tysonas, kur jogos trenerius maitina, fizinio trenerio pasiruošimus maitina. Tai va šitie du pagrindiniai. Visus kovotojus gerbiu, respektinu, bet visiems irgi viskas aišku ir atinu paaiškinti 26. Kaip galvoji, ar laimėtum? Aš galvoju, kad visada aš laimėčiau. Niekada neišinu į kovą, negalvodamas, kad aš nelaimėsiu. Tai kai paskutinė kova buvo po 10 pergalių, nukritau, tai stipriausiai atsistojau realiai. Tai 26, dabar 2-3 mėnesiai hard workas vyksta, atvarom paaiškinti, nes reikia už bazarą atsakyti visada. Kodėl tokios nuomonės apie Dirkstį? Nes Dirštys, jisai mano vaikas, jisai kai bratką priėmiau, kai draugelį, kai taip toliau. Po sparnų padėjau ir negražiai labai pasielgė žmogus realiai. Daug kartų perspėjau, kad taip nesidaro, bet darė, laižė, gal prisilaižė, tai apie tą ir galvoju. Ar Kavaliauskas tikrai laimėjo prieš Moliną? Kavaliauskas prieš Moliną tikrai, kad nelaimėjo, energija šneka. Ir tam esmė visi arenoje žinojo, kad jisai nelaimėjo ir čia tinka šitie bairiai Lietuvoje, kad tikrai darosi realiai, atvažiavo žmogus su apdovanojimu, su hard worku. Sakau, hard worko iš tavęs negali paimti, bet hard worko atvarė ir paėmė iš jo titulą. Tai nemanau, kad atvažiuos tokių kovotojai su tokiais pasiekimais daugiau Utmą ilgą laiką, kol jie nesusitvarkys savo varkį. Kaip manai, kas atsitiks su diržu, kurį gavo Kavaliauskas? Tas diržas yra taip, jį gali ateiti, gal jeigu nes jie pasiskundė, jie gali ateiti ir paimti, manau, kas jeigu vyriausybė iš visos Europos susijungs. O dabar ką, manau, kad Utma ką galvojo, tai Utma norėjo tą diržą, dabar nori, kad Kavaliauskas išeitų su Stanioniu arba su Dirkščiu, kad padovanotų tą diržą kažkam kitam, nes reikėjo tokio diržo ir pagavo vaiką Moliną, kur hard workino. Jisai atvažiavo ryčiai ant kabliuko, sužvejojo ir dabar nori sumaitinti saviem, nes tokio diržo Utma neturėjo realiai. Tai dabar žiūrėsim, kas atsitiks su tuo diržu, bet manau, jie planą turėjo, kad padovanoti Stanioniui tą diržą, nes dabar kita kova nusimato Kavaliauskas ir Stanionis. Kokia tavo nuomonė apie Utmos prezidentą Viktorą? Utmos prezidentas Viktoras, aš su juo daug šneku, jisai daug manęs klausia klausimų, kaip kas kur ką, irgi dar vienas žmogus. Kokia nuomonė apie jį yra, kad baisiai laižo žmogus, baisiai ir man atrodo perlenkė ribas, nes aš matau, kokius kovotojus atveža čia į Lietuvą ir kas darosi, kad nesupranta šaiga, kad čia maitinimas vyksta, nes jeigu nuvažiuotų į užsienį, lietuviai taip neišloštų. Jie gautų 10% laimėtų lietuvių ir 90% užsieniečių laimėtų realiai. O čia atvirkščiai viskas vyksta, čia 10% laimė užsieniečiai ir 90% lietuviai. Čia atvirkštinė reverse psychology vyksta, realiai šviesiai tiesiai. Ką manai apie Stanionį? Stanionis yra legenda Lietuvos, vienas geriausių kovotojų, pats geriausias realiai ir pagarba jam. Ir tegul jisai toliau laimė, tegul toliau daro. Truputį, man atrodo, irgi internete truputį sik dabar, bet čia visi kartais būna. Reikia būti normaliams, reikia išlikti saviems, visada reikia kovoti, nepasimesti šitam internetiniam gyvenime ir taip toliau. Kur matai Dirkstį per 5 metus? Jeigu dirbs, kai dabar paskutiniais porą metų dirbo, nes seniau jisai dirbdavo, labai nuvarydavo į salę, ant telefono pasidėdavo, taip toliau, dabar Dirštys dirba porą metų, nes pasakiau, kad reikia tau dirbti, jeigu šnekėjai apie tokius čempioniškus titulus, pasaulio titulus, kur nuvažiuoja ir sako, jisai Europos čempionus, o ten salėje susirinkę 20 žmonių.
Tai tegul dirba ir pamatysim, aš manau pamatysim, jeigu jisai sužvėrėjo, aš jam sakiau, 24-25 metai, kai buvo prieš 3 metus, sakiau šiam, tau kai bus 24-25, tu būsi piga. Ir mes metom jo patį geriausią versiją dabar. Bet reikia jam susirasti save, reikia susirasti jam save. Sakai, kad atveža užsieniečius ant mėsos lietuviams. Paaiškink, kodėl. Tai kaip ir sakiau, atveža užsieniečiai, jie kitoj rinkoje, Europoje laimėtų, sakau, 90%, o čia kiek atvažiuoja, man atrodo, heavyweightams tokius nuo fotelio paima, tokius, kur gal ir palaižantys, pagirintys kovotojai, kad jie būna air shape, nepasiruošimo trūksta, jogos treneriai visokie atvažiuoja, taip toliau. Tai čia maitinimas toks ir vyksta, o mums realiai tinka tokis dalykas, tai aš nežinau, gal reikia atidaryti akis, kas čia darosi realiai, tiesiai šviesiai. Ar tu manai, kad Utma laižė, kol prisilaižė, abogdami ispaną? Aš manau, kad teisybė turėtų išlysti, aš manau, kad ispanas pagerės, patobulės po šito dalyko, dirbs sunkiau, nes jisai ten įdėjo tam ringą, kai matrica realiai jisai laimėjo. Aš suvedžiau vėliau galus, aišku, sako, aš ne profas, aš ten nematau, bet aš gaudausi 4 tik tais laimėjo šitus raundus Kavaliauskus, tai tame esmė kažkas tai bus, kažkas atsakas bus už tokį darbą. Ką manai apie Rimkenzo kovą? Rimkenzo tobulėja, daro, bet duoda dabar šiais metais darė, kad 5-5 ir visiems titulus norėjo duoti, visiems, tai tame esmė, tu turi laimėti ir buvo, kur Ozlos, kur aš irgi kovojau, dabar jisai vieną buvo pergalę pasigavęs, jam iš karto davė titulinę kovą su Dirkščiu, tai matai, čia vyksta tokie dalykai, kur man atrodo, kur kitose bokso federacijose ir koviniam sporte nelabai vyksta. Kurie kovotojai tau įdomiausiai žiūrėti Utmai? Kas turi daugiausiai charakterio ir charizmos? Charakteris yra pas visus kovotojus, aš manau. Kas man patinka, Šarkovskis, Maslobojevas, aš nežinau, kodėl Masla daugiau Maslobojevas nėra ten. Dirkštys patinka, pas jį charizmos irgi yra, juda gerai. Kas dar man patinka? Daug vardų nežinau, man su vardais sunku, bet yra tų kovotojų gerų, tik reikia į kitą dar rinką išeiti ir sakau, tie užsieniečiai, kur atvažiuoja, tai reikia stipresnių, kad suprastų, nes Lietuvoje ta rinka, jinai nėra labai stipri. Ar tiesa, kad tau Utma siūlė kontraktą? Taip, man Viktoras, mes šnekėjom porą kartų, jie man buvo siūlinę kontraktą 2 net kartus. Ar ten pinigai, ar galai nesusivedė realiai, bet mes konkrečiai nešnekėjom, kaip daug hypo sukėlėm Alytui su Ozulsu. Jisai man iš karto parašė tą pačią dieną, kai žinojo, kad aš kovosiu su Ozulsu ir pamatė, kad areną visą turėjom. Tai jisai man parašė iš karto kitą dieną, sako, kad atvarysi į Utmą, kovosi pas mus, žinai. Tai jo, buvo siūlinę ir nesusivedėm ir aš nešokau, nes mačiau, kas vyksta visada nuo pat pradžių. Ką manai apie Misiūno ir Osvaldo kovą? Misiūno ir Osvaldo kovą. Osvaldas pasirodė, Misiūnas pasirodė kaip ir realiai silpnesnis, man atrodo, pas jį psichologiškai yra truputį silpnesnis, jisai yra bičias, tiesiai šviesiai ir Osvaldas atėjo su daugiau charakterio ir užlaižė. Ir daug šnekėjo, daug darė, bet nepasirodė. Čia daug būna su tais kovotojais, kad daug labai šneka ir kartais nepasirodo. Tai buvo tokis vienas variantas iš tų. Kodėl tu sakei, kad susirinkai daugiausiai peržiūrų per visos Lietuvos istoriją, per vieną kovą? Nes taip ir buvo, nes tiek laimėjau visose rinkose, kad kai nukritau, laukia kartais žmonės, kad tu nukristai, kaip daug laimė. Ir aš nukritau, mane pirmą kartą po gal 10 pergalių išjungė Dimeris, kur pagarbiai iš karto išėjau po kovos su šypsena ir tada pasikėliau po to daugiausiai, kada buvo. Tai aš mačiau kiekvienam puslapį, aš nenorėdavau uždėti į tą internetą, bet kiekvienam puslapį buvau pirmas ir TikTokuose, ir Facebookuose, ir Instagramuose, ir numeriai buvo labai stiprus, po pusę lemo, po 400 000, labai stiprus. Tai tame esmė, sakau, laukia žmonės, kai daug laimi, kad tu nukristai. Tai aš tai žinau, aš mačiau, aš gaudausi, numeriai nemeluoja, žmonės meluoja. Kokie tavo planai 2026 metais koviniam sporte? Užlaižyti
užlaižyti ir prilaižyti visus, reikia hard worką dėti, čia kovinis sportas yra kitas dalykas, bet dviračiu aš išmokęs vairuoti, važiuoti ir dabar reikia pajungti tą visą treningą, nes realiai 3 metai koviniam sportui esu, nors visą gyvenimą kovojęs gatvėse ir dviratis pajungtas, bet reikia ten būti kiekvieną dieną reikia treniruotis, o aš ten nebūnu kiekvieną dieną, aš kartais vieną kartą į mėnesį nueinu, kartais nueinu daugiau, bet dabar aš pasiruošęs 26 atsakyti už bazarą, nes pas mane greitis, smūgis, vikrumas, stiprumas, širdis yra ir visada buvo, tai reikia man pačiam prieš veidą atsistoti ir atsakyti už bazarą, kur bus atsakyti, nes aš visą gyvenimą savo atsakęs už bazarą ir viskas aišku. Ką palinkėtum Utmai? Kad truputį apsišlifuotų, apsitvarkytų, nes šitas cirkas, blemba, geros kovos, taip toliau, viskas Gucci, bet tie pinigai užvaldė ir jie baisiai laižo. Tegul susiprofesionalėja, nes daug yra, 8000 Baltijos šalyse susirinko žiūrovų, taip toliau, ir parduoda šitie žmonėms, o mūsų kovotojai netobulėja. Tai reikia, kad jie tobulėtų. Kokios kovos labiausiai laukia? Kokios kovos labiausiai laukiu? Aš sudrikščiu. Vaikas mano, jisai baisiai gerai juda, baisiai gerai judėsenė, bet mūsų kova ar taip ateina. Mažos pirštinės važiuojam, 26, kaip ir šnekėjom, susitiksim. Viskas aišku. Laisvas. Tai ar manai, kad visiems viskas aišku? Manau, tikrai visiems viskas aišku, nes visi naudoja mano bazarą prie stalo, taip toliau, ten konferencijose. Aš seniau stebėdavau, bet jau nebeįdomu pasidarė, tai padarykit, kad būtų įdomu žiūrovams, nes tėvas ateina, jeigu dirkštys, taip ten jums, kaip sakoma, dėlioja, laižo, tai iš kur jūs galvojate, jisai viską išmoko. I am his papa, I am his father, važiuojam, hard work, baby.